Sveiki! Šiandieną norime Jums pristatyti puikiai žinomų Noblelift Edge serijos vežimėlių naują šeimos narį Edge Pro. Tai taip pat 1,5 tonos keliamosios galios elektrinis palečių vežimėlis su ličio geležies fosfatų baterija. Pagrindiniai skirtumai tarp klasikinių Edge ir naujų Edge Pro yra atnaujintas dizainas, dar labiau sustiprintas kėlimo mechanizmas ir atnaujinta dvigubai galingesnė baterija su šildymu krovimo metu. Pagrindinė Edge Pro vežimėlių inovacija yra atnaujinta baterija. Standartinėje komplektacijoje yra dvigubai galingesnė – 24 V ir 40 Ah. Turi integruotą šildymą krovimo metu, todėl ją galima krauti ir neigiamoje temperatūroje. Tai ypač svarbu kai kuriuose situacijose, nes apsaugo bateriją nuo pažeidimų, jeigu įkraunama neigiamoje temperatūroje. Bet bendrai paėmus, kadangi čia ličio baterija, baigus darbą ar krovimą, vis tiek rekomenduojama ją laikyti teigiamoje temperatūroje, kuomet su ja nedirbama. Dar viena svarbi inovacija, tai naujoji Edge Pro baterija yra remontuojama. Turi keičiamą baterijos valdymo plokštę. Tai ypač svarbu, nes beveik 3/4 ličio baterijų gedimų būna susijęs su elektronikos problemomis ir dabar atsirado galimybė jas remontuoti. Kaip ir dabartinių Edge vežimėlių, baterija yra greitai keičiama. Ją galima tiesiog įmesti į baterijos skyrių ir vežimėlis pasiruošęs dirbti. Tuo jis ir skiriasi nuo kitų vežimėlių, nereikia atjunginėti jokių papildomų jungčių, norint pakeisti bateriją. Valdymas yra ypač paprastas. Vairalazdė sukurta taip, kad operatorius nepavargtų ir būtų galima greitai, patogiai valdyti tiek važiavimą, tiek kėlimą. Vairalazdėje dar yra papildomai ir vėžlio mygtukas, kuris sumažina važiavimo greitį. O jeigu jis paspaustas nuolat, tuomet galima dirbti su visiškai stačia rankena. Ši savybė ypač praverčia siauriuose pravažiavimuose. Rankenoje taip pat yra PIN kodo suvedimo mygtukai, baterijos įsikrovimo lygio indikatorius ir išsami diagnostika su generuojamais klaidų kodais. Tai ypač palengvina darbus, nes nereikia stebėti mirksinčių lempučių, kad išsiaiškinti, ką nori pasakyti vežimėlio diagnostika. Dar vienas Edge išskirtinumas yra ypač tvirta modulinė rėmo konstrukcija. Išorėje išvis nėra plastmasinių detalių. Viskas sukurta taip, kad nebūtų hidraulikos žarnų jungčių ar besilankstančių laidų ir kad būtų galima kuo paprasčiau patekti prie mazgų. Edge naudoja rinkoje lyderiaujančią Curtis elektrinę pavarą. Turi amortizuojančius atraminius šoninius ratukus ir šakių galuose esančius šakės sukėlimo ratukus. Tam tikslui, jeigu krovinį reikia paimti skersai paletės. Pro versijos atveju šakių galai dar papildomai užapvalinti, kad būtų lengviau įvažiuoti į paletę skersai. Pats vežimėlis yra itin kompaktiškas, dirba tyliai ir smagiai, bei beveik nereikalauja jokios specializuotos priežiūros. Papildomai, Edge Pro dar turi automatinį sulėtėjimą staigiuose posūkiuose, kai tokią funkciją iki šiol turėjo tik 2 tonų Edge vežimėlį. Kaip matote, Nobleliftas ir toliau investuoja ne tik į naujus produktus, bet ir esamų adaptavimą geresnėje vartotojų patirčiai. Galimybė dirbti ar krauti bateriją neigiamoje temperatūroje, patogesnis krovinio paėmimas, neabejotinai išplečia Edge Pro pritaikymo galimybės, lyginant su klasikiniais Edge vežimėliais, kurie ir taip spėjo sutarnauti patikimų vežimėlių vardą. Jeigu jums reikalingas kompaktiškas, patikimas, lengvai naudojamas palečių vežimėlis, kviečiame susisiekti su mumis arba apsilankyti internetinėje parduotuvėje shop.girupis.lt.